Sveiki, Eglė. Labas. Šiandien noriu pakalbinti kaip finansų sektoriaus atstovę, nes dažnai iš klientų girdime klausimų, klausimų ir problemų to pačiu, kad trūksta to finansavimo, reikia pinigų apyvartiniams poreikiams tenkinti, kažkas nori daugiau prekių užsipirkti, nes tada gali gauti didesnę kainą iš tiekėjo, bet vėlgi trūksta finansavimo ir tokia viena iš tokių turbūt opių problemų, bendrai žiūrint versle, tai pinigų turbūt visiems reikia visada ir apyvartai ypatingai, nes kai turi prekę vietoje, tu ją gali parduoti greičiau ir tu ją gali parduoti. Kai neturi prekės ir sakai, kad bus po 14 dienų, tai ne visi klientai sutinka vėliau ir nusipirkti prekę, nes, tingiu laukti, iš kitur nusipirksiu brangiau. Tai žinau, kad užsiimate verslo finansavimu ir tai darote šiek tiek kitaip negu rinkoje, nes rinkoje tikriausiai visi priprato, kad yra bankai, sutelktinis finansavimas, kiti instrumentai, kur dažnai reikalauja ir užstato, dažnai reikalauja ir kažkokių papildomų garantijų, milijono popierizmo ir galiausiai dingsta po to noras pas tos verslus gauti pinigų. O ypač jeigu dar kalbėti apie mažus verslus, kurie generuoja vos 3 000 per mėnesį apyvartas, tai dažniausiai jiems durys yra uždarytos ir niekas mažų nenori, o kai esi didelis ir tau nereikia, tada bankai pas tave patys ateina. Taip. Tai kalbant apie tos mažesnius žaidėjus, bet vėlgi nebūtinai mažesnius, nes dideliem reikia finansavimo, bet gal ta problema opesnė pas mažesnius. Tai norėčiau, kad šiek tiek mūsų auditorijai, mūsų klientams, nes tikrai turime šimtais ir tūkstančiais tų žmonių, kurie ieško, kaip prasifinansuoti savo verslą ir tai daryti lankščiai, o kadangi būtent žodis finansavimas, lankstumas ir greitis yra jūsų arkliukas, tai dėl to ir noriu, kad pasidalintumėt su mūsų auditorija, kaip ką galima pasidaryti ir šiek tiek jiems duotume tokio know-how žinių, kad tikrai nėra viskas taip sudėtinga šiai dienai. Gerai. Taip, nėra šiai dienai taip sudėtinga, nėra. Kas įdomu yra tikriausiai, jeigu kas nors ieško, googlina ar AI-jaus pagalba ieško, kur gauti finansavimą, tai tuo atrodo finansavimo įrankių tikrai netrūksta. Ir kaip pats Vitalijau jau minėjai, yra visokių, yra bankų, yra sutelktinio finansavimo, galima iš kokio kredito unijų skolintis ir yra įvairių finansavimo mechanizmų. Bėda, kurią sprendžiame su Softloans komanda ir kodėl iš viso Softloans sukūrėm, todėl kad šiuolaikiniam smulkiam vidutiniam verslui, ir jisai gali būti labai mažas, gali būti šiek tiek ir didesnis, kaip pats minėjai, ta prieiga prie finansavimo, kai pradedi realiai žiūrėti, ką ir kaip gali gauti, yra labai labai menka ir tai yra didžiulė problema. Mes pradėjome kurti produktą, galvodami apie e-komercijos verslus. Ką tai reiškia, tai jūs besiklausantis, bežiūrintis daug geriau žinot negu aš, bet realiai šie verslai dažnai neturi turto tinkamo užstatui. Galbūt ten pirmai paskolai užstatė savo butą, galbūt ten mamos butą ar ten dar kažką, ar ne, bet tai nėra tinkamiausias būdas finansuoti verslą. Tai neturi užstato, galbūt neturi ten 4 metų kredito istorijos. O fantazijos, noro, galimybių, tiekimo grandinių, ar ne, ir galimybės augti, ten plėsti, galbūt šiuo metu pardavinėjai ten kosmetikos priemonės moterims, bet matai galimybę plėsti vyrams prekių kategoriją, ar drabužius pradėti prekiauti, ar ne, tai kiek mes kalbam su tais verslininkais, jiems tikrai netrūksta žinojimo, kaip augti, kaip plėstis, kaip išeiti į kaimyninės rinkas, vėlgi su technologijom, su AI-jum šiandien tiek daug galim padaryti. Ir dažnai šie verslai save stabdo dėl 2 priežasčių. Arba tiesiog yra gana ir tai gerai, tai yra požiūris, ar ne? Aš turiu tokį verslą, aš nenoriu ten persistengti, persidirbti, man čia kažkokias pajamas generuoja ir man puiku ir smagu. Arba žmonės sustoja augti dėl to, kad nėra prieigos prie finansavimo. Tai ką mes esame sukūrę technologinį įrankį, kuris padeda būtent tokiems verslams gauti finansavimą, taip vadinamą pajamomis grįstą
finansavimą. Tai yra du elementai. Yra kaip mes vykdome vertinimą, yra labai skirtinga nuo kitų, ir po to, kaip vyksta grąžinimas. Tai gal pradžiai papasakoju, kaip mes vertiname verslus. Tai vertinimas vyksta labai greitai. Todėl labai kviečiu visus, tikriausiai Vitalijus pasidalins su podcastu, su webinaru kartu ir nuorodą, kurią paspaudę galėsite labai greitai užsipildyti trumpą paraišką. Mes tam paprašysime susikurti paskyrą, pasidalinti pagrindiniais įmonės duomenimis, o tuomet mes neprašome jūsų verslo planų, ten didžiulės kažkokios istorijos, krūvos dokumentų. Mes sakom, kad geriausiai jūsų verslą mes galime supratę, kaip vyksta apyvarta. Tai mes paprašome prisijungimų prie jūsų pagrindinių naudojimų platformų, tokių kaip e-parduotuvė, jeigu naudojate Meta Adsus, Google Adsus ir bankininkystės. Tie duomenys yra saugiai pajungiami ir tada mūsų algoritmai, modeliai sumodeliuoja jūsų verslo kelionę, kokią mes matome į priekį 6 mėnesius. Ir pagal tai mes jums pateikėm finansavimo pasiūlymą. Tai netgi jeigu šiuo metu neturite minčių, kur tą finansavimą galėtumėte investuoti, aš tai labai kviečiu užsipildykit tam, kad patenkinti savo smalsumą ir pamatyti, kiek galėtumėte šiandien pasiskolinti. Tai va, tai gaunate tą pasiūlymą per 24 valandas ir tada jisai jums tinka, netinka, reikalingas, nereikalingas, bet jau žinote, kiek jums šiandien yra pasiekiama. Sakykime, jums pasiūlymas šiuo metu yra aktualus ir su juo sutinkate, susitarėme, pinigai pervedami į jums atidarytą pajamų surinkimo sąskaitą. Ir realiai jūs tuomet galite pamiršti, kad finansavimą, kad paskolą turite ir kad jį jums reikia grąžinti, nes grąžinimas vyks automatiškai. Tai čia antroji to mūsų technologinio sprendimo dalis. Ką tai reiškia? Klientas atėjo į jūsų e-parduotuvę, nusipirko, batų porą už 100 eurų ir, sakykime, mes sutarėme, kad 10% įeinančių pajamų bus naudojama finansavimo grąžinimui. Tai 100 eurų už batus keliauja į pajamų surinkimo sąskaitą, ten sekundėm yra užlaikoma, 10 eurų keliauja automatiškai finansavimo grąžinimui, 90 eurų keliauja jums. Tai finansavimo grąžinimas vyksta automatiškai, jums nereikia apmokinėti ten kas mėnesį, nėra jokių ten grafikų griežtų. Tai jeigu mėnuo yra labai intensyvus, labai daug pardavimų, jūs grąžinate didesnę sumą iš tos pasiskolintos, ar ne? Jeigu kitą mėnesį, sausis, nieks nieko nebeperka, tai ir grąžinimai sulėtėja. Tai va, nežinau, ar aiškiai, Vitalijau, jeigu reikia ką nors patikslinti, tai klausk. Jo, tai man pirma mintis kilo, tai tarkim, jeigu tai yra 10% pinigų grąžinama, tai jeigu mano marža yra, tarkim, 30%, antkainis ant prekių, tai perku už 70, parduodu už 100, tai 10 grąžinau, 20 liko man, be abejo, iš tų 20 irgi yra reklamos kaštai, vėlgi reikia paskaičiuoti, bet iš esmės, jeigu mano marža yra didesnė negu 10%, tai šitas produktas kaip toks yra labai man naudingas, nes viską, ką aš parduočiau, man užtenka iš tų pinigų grąžinti paskolą ir kita pusė jau lieka, iš to pelno pusės, jeigu tai bandyti spjausti, bet čia toks labai primityvus spjausimas, nes reikia įsivertinti iš tų, jeigu šiuo atveju 30 minėjau, iš tų 30 yra reklamos kaštai, žmonių kaštai, pakavimo kaštai ir taip toliau, bet iš esmės, taip, turbūt drįsčiau sakyti, jeigu 20-30% antkainis ant prekių, tai tą 10 atiduoti yra vienas tada malonumas, nes tu neįdėjai savo pinigų, nereikėjo tuštinti savo asmeninės banko sąskaitos, kad finansuot verslą, o principu gali lankščiai, ypatingai kaip minėjai, kad
yra daugiau pardavimų, daugiau grąžinai, nėra pardavimų, nieko negrąžinai. Taip, tai čia labai yra aktualu bet kuriam verslui, kuris yra sezoninis, ar ne, tai jeigu reikalinga užsipirkti daugiau prekių didesniais kiekiais prieš sezoną, ar tai būtų kalėdos, ar tai būtų vasaros sezonas, ar kokiais sezonais jau tenai begyvenate, jeigu prekiaujate žiemos sporto įrangą, tai vėl kitas, ar ne. Turime tokį puikų mažą verslą, su kuriuo dirbame jau ne pirmą kartą. Jie importuoja į Lietuvą gurmaniškus, alyvuogių aliejus puikius. Ir tai yra sezoninė prekė. Ar ne? Tu tą šviežų aliejų, puikų gerą aliejų gali nusipirkti tada, kai jis yra pagaminamas. Ir tu žinai, kad tavo prekė paklausi, tu moki daryti Google Adsus, moki daryti Meta Adsus ir tu žinai, kad jeigu tu investuosi pinigų į juos, tu tą aliejų išsiparduosi greitai ir pelningai, bet tau reikalinga pradžiai, ar ne, ta investicija tiek komunikacijai, tiek šitų atsargų užsipirkti, o po to jau grąžini tada, kai pradedi generuoti pajamas. Tik galvoju, gal patikslinsiu su tais 10%, tai patikiu kaip pavyzdį, čia tokia gana dažna ta pajamų dalis, kuri naudojama finansavimo grąžinimui. Gal ką verta dar paminėti, tai mūsų finansavimo modelyje nėra palūkanų, vietoje jų yra mokamas vienkartinis mokestis. Tai tas mokestis vėlgi, pajungus duomenis, mums juos greitai išanalizavus, kiekvienas gausite individualų jums pasiūlymą, tai jisai vėlgi gali būti apie 10% sumos, tai sakykime, jeigu jums suteikiamas 10 000 finansavimas, tai tas vienkartinis mokestis ir būtų apie 1000 eurų, tai yra 10%, jisai yra vienkartinis ir daugiau jokių mokesčių nėra. Tai šitą irgi mūsų klientai labai vertina, nes tai padeda labai įsivertinti pinigų kainą. Yra aišku, kiek tau tie pinigai kainuoja. Ir tada labai lengva pasiskaičiuoti atsiperkamumą, ar ne? Šitiek investavęs, kiek aš turiu susigeneruoti, kad man tai būtų verta. Atrodo paprasta ir faina. Nes taip ir yra. O jeigu bandytų įsivertinti, tas sėkmės atvejus, ar ten, vėlgi, sėkmės atvejai dažnai būna tokie ekstra, kurie ne visiems pasitikimi, bet jeigu tai paims statistiką, galbūt vidurkį, kiek klientų pasinaudoja paslaugą, po to tęsia, nes tai vienas geriausių pavyzdžių, kai galima pasidalinti statistiką kažką, kad paėmė 100 klientų ir iš jų prasitęsia X, tai nurodo tokio, kaip sakyti, produkto paslaugos naudingumą, patrauklumą, gal kažkokius tokius skaičiukus iš praktikos galite pasidalinti irgi. Taip, grįžtantis klientai, ar ne? Tai kartais, kai klientas negrįžta, nėra blogai, ar ne? Tai tikrai turime tokių atvejų, kur buvo reikalinga tokia vienkartinė injekcija verslui, kad išspręsti kažkokią, gal net ne problemą, bet pasinaudoti kažkokią galimybę. Pavyzdžiui, konkretus verslas, apie kurį dabar galvoju, tai ilgai elektroniniai prekyboje veikiantys ir norėjo praplėsti savo rinką Japonijoje ir jiems būtinai reikėjo sudalyvauti brangiose keliose parodose tenai, ar ne? Ir jie žinojo vėlgi, kad konversija bus puiki, tai pasiskolino, įgyvendino, toliau jiems apetito nebėra, ar ne? Bet daugumai mes tampame tokiais, tikrais, man atrodo, augimo partneriais, tokiais, kur kai yra idėja, tu jos nestabdai įgyvendinimo. Tu negalvoji, vieną dieną galo, po to žiūri, kad konkurentas jau ėjo, praėjo, nuėjo ir tau nebėra vietos. Tai šitas grįžtančių klientų skaičius yra mane labiausiai džiuginantis, nes mūsų skaičiavimais, kiek žiūrime, apie 88% mūsų klientų, smulkaus vidutinio verslo atstovų, jie grįžta sekančio finansavimo. Kiekvieną kartą, kai tai pasakau, man toksai keistas jausmas, nes man kaip žmogui toks atrodo, kažkaip, kad tas verslas, jam vis dar reikia tų pinigų, kažkas blogai.
ar ne, kad vis grįžta to finansavimo. Ir aš pati turiu perlipti per save ir savo priminti, kad ne dėl to mūsų klientai skolinasi dažniausiai, kad yra kažkokios problemos, o dėl to, kad jie mato vis naujas galimybės. Kad dar galiu kažkokią produktų liniją, dar galiu į naują rinką eiti, galiu investuoti daugiau į reklamą ir žinau, kad jinai atsipirks. Tai vat tą, kai savo primenu, tada suprantu, kad puiku yra, kad žmonės mato galimybės, reiškia, ypač dabar, kai galime taip lengvai prekiauti tarptautiniai rinkoje ir jas įgyvendina. Ir kad mes galim būti šalia ir padėti. Ir dar kas yra labai smagu, kad tai vat, kaip pasakojau, kaip vyksta vertinimas, kad ten reikia atlikti tas integracijas su platformomis, tai kai skolinatės bet kurį sekantį kartą, antrą kartą, trečią, ketvirtą kartą, tai vyksta absoliučiai žaibo greičiu, todėl kad integracijos jau yra padarytos, mes jūsų istoriją apyvartos matome ir tą vadinamą top-upą galime atlikti ypatingai greitai. Tai jo tokia nenutrūkstanti linija. Ir gal kitą dar skaičių paminėsiu, čia apie skaičius kalbant, šiaip matome, kad vidutiniškai, kai pasiema finansavimą, verslo pajamos išauga apie 30%. Statistinis vidurkis, turime, kur auga 100%, turime, kur yra tokia statinė kreivė, tai tikriausiai verslui tiesiog padėjome išsispręsti kažkokias problemas, bet augimo nėra. Bet statistinį vidurkį paėmus, tai yra apie 30% augimas. Taip, nes teoriškai, jeigu verslas tinkamai sudėliotas ir su protu daromas, vykdomas, tai tas bet kuris finansavimas tokio tipo, jisai turėtų auginti apyvartą generuoja daugiau pelno ir natūraliai, tikriausiai ir ta tik viena sekanti paskola yra, kaip čia pasakyti, lubos tos paskolos yra natūraliai didesnės, nes generuoja didesnę apyvartą, tu daugiau parduodi, daugiau, reiškia, tavo verslas auga ir taip. Galima Visiškai. Kaip prieaugį irgi naudot, kur apsukus tos pinigus, jie labai gražiai padidėja. Taip. Tai ką, turbūt, nežinau, klausimų neturiu, bus būtinai mygtukas su nuoroda į paskolos iliustraciją, versasui bus skirtas atskiras puslapis, nes ir specialios bus, kaip visada, stengiamės gauti. Aš paminėsiu tiesiog vėlgi aiškumo dėliai, kokie yra minimalūs reikalavimai, kad visiems būtų aišku, ar ne. Nes čia toks įdomus faktas iš tarptautinių tyrimų, smulkus vidutiniai verslai dažnai nesikreipia netgi finansavimo, nes yra įpratę gauti ne. Tai tiesiog, nenoriu, kad ir mūsų pasiklausę, kažkas vairuojat ir galvojat, aha, kalbėkit, čia tikrai ne man. Tai minimalūs reikalavimai yra, mums reikia duomenų, ar ne? Mums reikalingi duomenys, kad sumodeliuoti tą ateities jūsų sėkmės scenarijų. Tai tam mums reikalinga, kad jūsų parduotuvė veiktų ne mažiau nei 12 mėnesių. Ar ne? Grynai tam, kad mes galėtumėm pamatyti sezoniškumą, istoriją ir galėtumėm jums pateikti pasiūlymą, kuris yra sąžiningas. Ta prasme, kad jums pakeliamas nesužlugdys jūsų verslo, o padės augti. Tai 12 mėnesių istorija. Kitas dalykas yra, mums reikalinga, kad jūsų verslas generuotų vidutinę mėnesio revenue, norėjau sakyti, vidutinės pajamas ne mažesnės nei 3000 eurų. Tai visiškai smulkus verslas gali kreiptis. Ir svarbu, kad jūs būtumėt juridinis vienetas. Tai ne individuali veikla, individualiai veiklai dėja verslo finansavimas nėra prieinamas. Tai jeigu esat juridinis vienetas, jeigu vidutinės pajamos generuojamos parduotuvėje yra bent 3000 eurų per mėnesį ir jeigu veikiate, turite istoriją, kurią galime mes pasijungę pamatyti bent 1 metų, tai viskas veikia. Dar beje, jeigu jūs, pavyzdžiui, turite elektroninę parduotuvę ir tuo pačiu turite fizinę parduotuvę,
tai mes galime paimti duomenis, jeigu tenai parduotuvėje, dabar jau visur naudojami POS terminalai, tai galime abu prekybos punktus, pointus paimti, įvertinti ir taip galimai duoti geresnį, didesnį finansavimo pasiūlymą. Tai va, tik taip, noriu tą smalsumo mygtuką paspausti, kad spauskit, pamėginkit, laukiam labai tų užklausų jūsų, greitai peržvelgsim duomenis ir atsiųsime pasiūlymą, o jūs, kai atliksite integracijas, dar vieną dalyką raginu padaryti, mūsų platformoje kairėje pusėje pasižiūrėkite, turėsite prieimą prie visiškai nemokamos analitikos. Tai ten pažaiskit, pasižiūrėkit, atversim labai daug tokios įdomios informacijos jums patiems pasižiūrėti apie jūsų verslą, apie klientų elgseną ir panašiai. Tai čia tokia nemokama dovana, nes galvojam, kad gerai, mes galime duoti pinigų, o dar galime duoti jums tokio žinojimo papildomai pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Taip, analitika tikrai yra svarbi, nes retas, kuris to užsiima, nes su Excel'ais žinom, kad retai kada kas draugauja. Jo. Jeigu tai galima automatizuoti ir pažiūrėti kažkaip savo tą patį verslą per tokį įrankį, manau, tai irgi viena iš tų verčių, kurią galima irgi pastebėti, paanalizuoti ir bent jau susimastyti, kaip pamatai tas skaičius. Pradžiai pasmalsaukit, tiesiog pasijungit, pasižiūrėkit ir mes mielai sugrįšim pas kiekvieną su pasiūlymu. Tai ką, kviečiam registruotis, sužinoti galimybės ir auginti savo verslą. Ačiū, Vitalijau. Ačiū, Eglė. Iki.